Šiandieną kalbėsime su lektore Vida Plerpiene, multimodalinės meno terapijos dėstytoja Holistinio ugdymo institute. Noriu pacituoti pernai metų vieną iš klausytojų, kuri pasakė: man labai patiko jūsų paskaitos, jos iš tiesų išmokė mane gyventi. Miela Vida, smagu su jumis susitikti vasarą. Nekantraudami laukiam susitikimų jau spalio mėnesį ir paprašysiu jūsų pristatyti, o kasgi yra tokiu paslaptingu pavadinimu vadinama multimodalinė terapija. Prašau, apie save keletą žodžių tarkite ir pasakykite apie šitą dalyką. Labą dieną visiems. Taip šiandien, kad turiu pradėti aiškinti, kas tai yra, į ką norėtumėt sutelkti dėmesį, kuriam tai laikui išsiaiškint, galbūt neatsitiktinai tam gyvenimo laike atkreipėt į tokį dalyką savo dėmesį. Multimodalinė terapija, tai čia iš daug žodžių susidedantis pavadinimas, bet gal pirmiausia nuo žodžio terapija. Kai būtų lietuviškai, tai būtų gydymas. Dabar klausimas, ką mes gydom ir išvis, jeigu gydom, tai kažką tai. Tai tas, kas turėtų būti išgydyta. Ar yra ką gydyti? Vat būtent, kas čia per gydymas? Nes žodis yra labai dabar populiarus, jisai labai dažnai sutinkamas ir ką mes čia gydom. Šiaip pati meno terapija, jinai yra vis tik tai atsiradusi per dailininkus psichiatrinėse ligoninėse. Ir šiaip buvo pastebėta, kad kai žmogus piešia, jisai nusiramina, pats savo paišo tiesiog. Jisai nusiramina, jis nukreipia dėmesį, tiesiog net ligoninėse, kad žmonėm pagerėdavo tam kartui. Ir buvo nutarta dailininkų įtakoj tą sritį vystyti ir jinai pilnai pasiteisino. Ir vienas dalykas gali būti ta terapija kaip grynai kūrybinės dirbtuvės, kuriuose būtų sudaromos sąlygos, yra priemonės, yra stalai, molbertai ir žmonės gali sueiti tiesiog ir piešti. Ir tai jau yra gerai ir psichiatrinės ligoninėse tai taikoma tam tikrai grupiai pacientų. Ir yra kita terapija, kada dalyvauja autorius, tai yra būtų ar klientas, ar pacientas, kaip mes be pavadintume, yra terapeutas ir jo kūrinys. Sukūriamas tuo metu, dalyvaujant terapeutui, dalyvaujant klientui ir vystant psichoterapinius santykius. Žodžiu, tų santykių, kaip pasakyti, aplinkoje, toj erdvėje, nes tai yra nepaprastai svarbu, vyksta procesas, kuriame žmogus nugrimsta į tokią būseną kūrybinę ir dailės priemonėm, o kadangi pas mus yra multimodalinė, tai mes turime labai daug priemonių, išraiškos, saviraiškos priemonių, tai gali būti ir garsas, tai gali būti ir vaizdas. Vaizde jau mes, kadangi eisite į šitą meno terapiją, tai bus daugiau akcentuojamas dailės terapijos toksai nagrinėjimas ir galbūt net ir mokinimas per priemonės, per išraiškos priemonės, per liniją, per spalvą, formą, jų kompozicijas, erdvinės kompozicijas, daiktų kompoziciją, žodžiu, bus praktiniai užsiėmimai, kada jūs galėsite iš nieko padaryti kažką ypatingo. Ir tas kažkas ypatingas, tai būtų jūsų nuotaika, jūsų būsena, jūsų svajonė, jūsų mintis, kuri yra ne iš anksto sugalvota. Kas yra iš anksto sugalvota, tai yra proto reikalas
ir jūs darot planus, projektus tos dienos gyvenimui, metam ir taip toliau. Meoterapija, jinai yra kuo yra ypatinga tuo, kad jinai nejučiom prie tam tikrų sąlygų ir prie tam tikrų psichoterapinių santykių jinai atskleidžia žmogui jo tokius netikėtus klodus. Ir tie klodai paprastai būna potencialas jo. Jo potencialas, vidinių jėgų potencialas. Resursas, ar ne? Resursas, kurio paskui galima kurti, taip? Resursas tai būtų kaip sandėliai jėgų, bet tai yra dar kitas reikalas. Tas yra taip, nes paprastai žmogus, jis galvoja, kad jisai mažai ką turi, kad jis neturtingas, arba jisai atseit žino, ką jis turi. Deja, mes nieko nežinom, ką mes turim labai daug, mes esame nepaprastai turtingi, mes apdovanoti nuo pat gimimo ir tą visą reikia po trupučiuką apčiuopt. Kito kelio, tokio techninio, su technikomis, aš nežinau, bet meoterapija, tai yra mano patikrinta, vis tik tai yra didelė praktika. Ta praktika yra su įvairiom žmonių grupėm ir su įvairaus amžiaus žmonėmis, nuo stiprios psichopatologijos iki nuotaikos patologijos arba tiesiog tokio. Nes vėlgi, aš pradėjau kalbėti apie terapiją, bet būtent ką mes gydome, tai čia iš karto, matot, neišeina pasakyti dėl to, kad eina visa juosta proceso to paslaptingumo, nes pats procesas, jisai ir atveria jėgas, čia jau būtų virtuvė tokia, kaip viskas vyksta. Tas yra nepaprastai įdomu ir žmogus, kuris pradeda, jisai po trupučiuką nedrąsiai, bet po truputėlį jisai atranda savo ženklų sistemą, jau kalbėti apie, pavyzdžiui, piešinį arba kokią tai vaizduojamąją dalį. Jisai atranda savo ženklų sistemą, jisai išmoksta naudoti tas priemonės labai individualiai, taip kaip jam reikia. Ir šitas mūsų praktika, šitų valandų, jinai bus mokomoji, jinai bus supažindinanti, bet ir terapinė. Ir aš manyčiau, kad vis tik tai terapinės dalies būtų daugiau, dar netgi. Todėl jinai vyksta beveik nejučiom, besimokant, besusipažinant su naujom technikom, duosiu žinių, kažkiek tai normos ir patologijos, tai reiškia, kad ką mes turime išgydyti. Tarkim, jeigu kalbėti apie psichiatriją, tai mes be šitų žinių mes negalėtume ten dirbti, kai mes nežinome, kada žmogui jau yra dar norma, o kada jau ne, kada jau reikia imtis rimtų priemonių, o kada galima padėti. Jeigu yra labai rimtos psichopatologijos, meoterapija nepadės. Vida, galėčiau paklausti jūsų? Galiu paklausti? Taip. Aš labai gerai prisimenu, kai jūs pasakė tokią frazę, jeigu žmogus pradėjo judėti, jis tikrai išjudės. Ar tai reiškia, kad galima išjudėti, ar tai reiškia, kad galima išrašyti ir dar kitaip išveikti problemas, rūpestėlius, kurie slegia ir kurie kartais ir sveikatai daro įtaką? Taip. Viskas į tą pusę, bet tai nebūtinai yra išrašyti, išjudėti. Mums reikia tik tai pakrūtinti pirštą. Taip, nuo to pradėti.
tiesiog yra toksai stebuklingas reikalas. Jeigu žmogus nors kiek sujuda visas organizmas. Jeigu ateina bloga mintis, blogas jausmas mus gali irgi apimti. Ir atvirkščiai, jeigu mes nusiteikiam arba net nenusiteikę, tarp kitko, turiu pavyzdį čia iš vienos psichiatrijos klinikos Lietuvoje, toks pavyzdys, čia mes labai plačiai, bet kažkaip tai reikėtų, kad vaizdas būtų klausantiem. Dar dėl pačio tokio efektyvumo aš noriu pasakyti, kad ir mūsų praktikoje, nesvarbu, kad mes ir nuotoliu mokysimės, bet mes imsim ir judesio supratimą, ir judesio terapijos truputėlį tokias, šiek tiek praktikas ir žinias. Tai ir noriu pasakyti, kad visos tos technikos terapinės vis tik tai turi daug, aišku, poveikių, bet vienas iš jų tai yra toksai ramybės įnešimas į vidinę, į vidų, arba nusiraminimas. Reiškia, kada yra tam tikras nusiraminimas, žmogus kitaip mąsto, kitaip galvoja, kitaip mato, ir yra didelis, gali būti klaidingas vaizdas susidaryti, kada žmogus yra piktas, sudirgęs, arba labai skaudintas, ar tiesiog išgąsdintas. Tai tas labai svarbu. Tam yra naudojamas tam tikros paprastos visiškai technikos ir užduotėlės. Ir aš noriu dar pasakyti, kad jeigu gali būti neramus protas, kurį mes galime vienaip ar kitaip šiek tiek paveikti, bet gali būti neramus ir kūnas. Tai jeigu bus neramus kūnas, tai protas irgi nebus ramus. O tai koks jūsų pavyzdys, kur žadėjot paminėti? Pavyzdys būtų toksai, kad tiesiog aš noriu pasakyti, kad aš derinu tuos du būdus. Tai yra vaizdo, tai yra dailės, meno technikas ir judesio. Judesys jums fizinis judesys, kalbu, tai ar tai būtų trumpesnis pajudėjimas, ar ilgesnis pagal muziką, ar tyloj, ar prie būgnų kokių, ar ką, jisai mums taip pat labai stipriai įtakoja. Tai vat vieną pavyzdį noriu pasakyti. Aš vedžiau judesio terapiją vienoje psichiatrijos klinikoje grupėje, ir mes pradžiai, pirma dalis eina iš to, kad mes prašokam bangą, tai tokia įvairiuose ritmuose mes pajudam su mano tokiu vedimu. Ir kita dalis, ir ten jau irgi pagal kitą psichiatro tokią techniką, kada žmogus renkasi muziką ir ją išklauso pajudėdamas rate prie kitų žmonių. Labai skirtingai tai viskas vyksta, bet buvo vienas toks atvejis, 57 metų moteris, atvykusi į kliniką su labai didelė depresija, ir tokia, kur žmogus visiškai nenori nieko daryti. Ir iš tikrųjų nedaro. Vienintelį, ką daro, tai jeigu atvažiuoja sūnus su žmonomis, tai reikia duoti valgyti. Tai va tada prisiverčia, taip toliau, va. Jinai pati dirbusi ir dirbanti tokį protinio ekonomisto darbą, šeima yra, bet viskas kažkaip tai gal ten nuošaliai laikomasi, bet ką noriu pasakyti, mes prašokom tą bangą, kaip kam išėjo, aišku, ir paprašiau įsirinkti muziką, ta muzika buvo įsirinkta, taip, maždaug, ir kadangi jinai nenorėjo nieko judėti ir nenorėjo nieko šokti ir jinai nenorėjo nieko, tai aš paprašiau nors pasėdėti. Ir jinai atsisėdo ant tos kėdės ir sėdėjo. Dar pasitraukė kitą kėdę, kojom pasidėti, kad patogiau būtų. Ir jinai, paleidom tą muziką, kurį jinai
paprašė ir jinai sėdėjo 10 minučių. Nu, truputėlį ten rankom kažkiek taip pajudindama. 10 minučių, aišku, tai labai labai ilgas laikas, bet kadangi aš jaučiau, kad kažkas tai vyksta, tai aš paprašiau truputėlį kitų žmonių, kurie aplinkui, nu, būt kantriem tiesiog. Va, ir, žodžiu, jinai baigėsi tas 10 minučių, jinai tiesiog pasakė tiesiog, kad, nu, jinai buvo, bet tai buvo labai taip neįprasta jai, ir jinai atsisėdo į savo vietą jau iš to centro, ir jinai jautė, kaip vat muzika, taip, ir ta muzika pakelia nerimą. Nerimas pakyla ir jinai pastebi, kaip jis ir nusileidžia su muzika. Ir vėl pakyla ir jinai galėjo stebėti, kaip muzikos pagalba ir jos, kas viduje vyksta, jinai stebėjo nerimo bangavimą. Taip. Ir tiek ir buvo. Ir jinai atsisėdo ir patylėjo. Nu, mes tam toliau tęsim, bet jinai paskui sako, aš noriu pasipasakoti. Nu, ir jinai sako, žinot, sako, vis tik tai sako, aš kada buvau nusėdėjau ir buvau užsimerkus. Vis atidarydavo akis, atmerkdavo ir vėl užmerkdavo, ir vėl, nu 10 minučių. Ir sako, kai aš vis atverdavau tas akis, jinai staiga pamatė, kad yra gražus dangus. Pro langą, pas mus toks langas yra platus tenai, būtent toj patalpoj, kad yra žolė žalia. Ir kad kažką jinai dar gražaus pamatė. Pasidalino tuo, tarsi jai tas būtų svarbu pasakyti. Ir aš tada, tęsdama pokalbį, paklausiau, o gal taip ir gyvenime būna? Ir jinai sako, gal. Tai aš norėjau pasakyti čia apie judesį, apie piršto pajudinimą, apie vidinį judesį. Gavosi iš išorinio, iš to viso, ten aišku, tai viskas vyko labai labai kompleksiniu būdu, tai tiesiog toks pavyzdys, bet tai, kad visiškai depresingas žmogus, ir tai rodė, nes jinai nieko nesitikėjo, tik tai apie vaistų suderinamumą tikėjosi atsigulus iš to ligonę, daugiau jinai nieko net ir nenorėjo, jinai ėjo taip, nes jai liepė, jinai ėjo taip, nes, nu, kaip, pas mus tada daktarai tokie labai pažangus, sakė, kad jums tiesiog truputėlį, kad valią įjungtų, taip. Va. Tai, žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad tai jau yra geras, tai yra, jeigu mes eisim toliau, tai jau bus pradžia. Tai bus pradžia pokyčiams. Taip. Aš kaip suprantu, kad multimodalinė meno terapija yra toks labai visuminis ir platus dalykas, holistinis, ar ne? Kaip jūs pasakėte, kad pajudėjo pirštelis ir sujudėjo visas organizmas, tai reiškia, kad žiūrima yra labai plačiai ir giliai, kaip į visumą. Matoma visuma. Nu, tai mes niekur nedingsime, mes esam sudaryti iš tų, taip kaip visa tai yra sudaryti. Mes net negalėtume būti atskiromis dalimis. Kai mes tik pasidarom atskiromis dalimis, mes pradedam sirgti vienokiom ar kitokiom ligom. Ir čia visos yra dabartinės situacijos ir pasaulinė problema. Čia ne tai, kad kažkokios tai atskirų ligų, arba jeigu mes einam tokia psichinė sveikata, nes jinai būtent iš to atėjusi. Ne. Tai yra tiesiog vieningumo idėja arba vieningumo principas, kad viskas vienas su kitu susiję. Tai rytų medicina turi tokį fundamentą, jinai net negalėtų nieko pasakyti ir daryti. Todėl ir mūsų, aš remiuosi šitą idėją, ne tik idėją, galbūt ir visomis žiniomis, kaip fundamentų, kad mes sudaryti esame iš 5 elementų ir jiem įvairiose
kompozicijose ir mes tai akivaizdžiai matome iš piešinių. Tiesiog aš taip ir priėjau, bestebėdama žmonių darbus, aš priėjau pažiūrėti, kas juos vienyje ir ieškodama priežasčių sutrikimų, aš priėjau prie savo tokių tam tikrų paaiškinimų, aišku, jie gal negalutiniai, bet Tibeto medicina Ajurveda, jinai daug atsako į daugelį klausimų, tik tai kaip mes juos pritaikysim, kaip mes juos interpretuosim, kaip mes juos kūrybiškai panaudosim, kaip mes savo pritaikysim labai individualiu būdu, tai čia yra dar kiti klausimai. Taip pat čia pasirodo siejasi dar ir multimodalinė meno terapija ir su rytų medicinos sistemomis, ar ne? Lygiai taip pat siejasi. Rytų medicina turi savo filosofiją. Rytų medicina turi savo ne tik religiją, tiek filosofiją. Ir jinai yra pagrindas, iš ko mes padaryti, kaip mes, kokia aplinka, kas mumise vyksta, kokie yra pasauliai mumise, kiek mes turim fizinio kūno, kiek mentalo, kiek jausmų, kiek vitalo. Ir kaip visa tai susiję, kaip tie elementai yra grubiam lygmenį kūne, kaip jie yra subtiliam lygmenį jausmų lygmenį, kaip dar subtilėmesniam, kada iš virpesio žmogus ateina į šitą pasaulį ir jisai iš virpesio per spalvą, jisai susikuria savo kūną. Ir tai yra labai vidumi, jeigu tas žinias tiesiog galima ir savarankiškai pasidomėti, pasiskaityti, tai turėtų jūsų širdis, jūsų protas vidinis paliudyt, ar taip ar ne. Be didelių universitetų, be didelių mokslų. Vida, tai aš suprantu, kad vienas iš ieškomų dalykų yra ramybė, ar ne? Ramybė širdyje. Ir iš tos ramybės tada mes galime matyti kitaip. Dėl ko aš klausiu, nes pastaruoju metu daugeliui žmonių reikalinga ramybė, atsipalaidavimas. Dėl to ir klausiu, kad norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, kam gali būti naudingi jūsų mokymai, naudingas šitas dalykas. Kam skirta? Skirta, tai yra pradinis išsilavinimas. Be jo niekaip negauname. Tai yra pradinis išsilavinimas, nes mes sukurti pagal Dievo paveikslą. Mes turim instrumentus, kuriais nežinom kaip naudotis ir kaip savo padėti ir kaip kitiem ir iš vis kas mes esam. Tai per kūrybinį procesą, per instrumentiką, per priemonės, per savęs tokį tyrinėjimą, eksperimentavimą, žaidybinį tokį pakankamai rimtą būdą, mes sužinom, kas mes esame, kaip mes galim savo padėti. O kiekvienam reikia kažko kito, kiekvienam yra aktualu kažkas kitas gyvenime. Dėl ramybės be abejo, bet širdyje, širdis yra meilės ministras. Širdyje mes turim surasti, kad ten yra begalinis šaltinis, meilės šaltinis. Ir iš jo tekanti ta, kaip būtų, jeigu per rytiečius kalbėti apie tą šyvą ir šaktį, taip, kaip šakti ta kūrybinė energija, kuri viską gimdo, taip, moteriškoji ta dalis, kuri viskas, va čia kas padaryta, bet be šyvos, be tos ramybės, stabilumo, jėgos ir tokio, ne ta žodis pastovumo, bet tokio stabilumo? Net dar gilesnis žodis yra nekintamumo, pastovumo, užtikrintumo, va tai yra ten šyva. Ji be jo šakti nieko negali, būtų gal beprotybė kažkokia, tik tai jinai viską darytų, kurtų, šoktų ir taip toliau, bet ir be šakti nebūtų to, ką mes matome aplinkui.
Taigi labai ačiū, Vida, už išsamų pristatymą. Manau, kad tikrai bus įdomu klausytojams pasirinkti jūsų dalyką. Ir galbūt norėtumėte dar kažką pridurti. O ką dar galėčiau pridurti, nes labai daug ką galėčiau pridurti. Tiesiog programa pati bus gan plati, praktiškai bus vien tik praktika. Užduotėlės ir eigoje bus daroma praktika ir jinai su grįžtamuoju ryšiu. Kas neaišku, klausime, užduotis bus kūrybinės ir tik tai nieko nereikia mokėti, visiškai viską aš paaiškinsiu. Viską išaiškinsiu, pasakysiu, kam tai daroma, kas iš to gaunasi, jūs patys galbūt kažką pastebėsite, atsižvelgsiu į jūsų poreikius, nes prie kiekvienos grupės galbūt kažkiek reikia ir derintis pagal jos sudėtį. O šiaip visos technikos ten susipažinsim be pagrindinių dalykų, tiesiog apie kryptis, apie visokias grupės, su kuo dirbti, duosiu kažkiek klinikinių atvejų, truputėlį pasikalbėsim apie patologinius dalykus, ligoninėse šiek tiek, galbūt pasidalinsiu atvejais, jeigu bus jums įdomu ilgiau, jeigu bus neįdomu trumpiau, iš ko susideda pats procesas, kaip mes pradedam, galbūt kažkas tai jau dirba tą darbą, galbūt norės dirbti, galbūt kažkas tik tai dėl savęs, va čia vėlgi priklausys nuo jūsų, taip, iš ko, kokie faktoriai veikia pačią menoterapiją, taip, tarkim, meninės ekspresijos faktorius, kiek psichoterapinių santykių faktorius, taip, ir kokios refleksijos, verbalinio ryšio reikšmė, taip, truputėlį pakalbėsime apie vaizduojamąjį meną, apie jos priemonės, apie liniją, spalvą, formą, erdvę, apie tapybą, apie objektą, instaliaciją, performance, akciją, apie smėlio terapiją, iš kur jinai, kaip jinai, kokiais būdais taikoma, fototerapiją, apie muzikos ir judesio terapiją, koks čia mūsų tas ryšys, kiek mes galim tai sujungti, kas iš to gaunasi, literatūros naudojimas menoterapijoje, tekstų kūrimas terapiniam procese ir kaip literatūra, kaip stimulinė medžiaga, bet čia vėlgi priklausys nuo grupės, kiek mes kur kreipsim, į kur mes kreipsime. Va. Na, truputėlį kažkiek galbūt diagnostika emocinių sutrikimų, būtent menoterapijos metodais, sutrikimų rūšis, trupučiuką pasikalbėsim, nes tas yra reikalinga. Tas yra reikalinga, nes mes visi kažkiek tai pakliuvom po kelis procentus į tam tikras patologijas, bet tos patologijos yra kasdieninės. Jų nereikia nieko bijoti, jeigu jos ir didesnės gali būti, jūs žinosit, kas tai yra ir tiesiog padėsite vieni kitiem. Ačiū labai, Vida, už pristatymą ir linkime visiems pasirinkti multimodalinę menoterapiją. Susitikimai jau mūsų laukia netrukus, tai yra spalio vidury maždaug, sekite informaciją instituto puslapyje ir iki susitikimų. Dėkoju.